Sveiki. Šiandien žvejausiu tvenkinį jau Nemune. Šilta, dabar kokia gal pusė 4. Atvažiavau anksčiau, kad vietą rašiau per patį karštį. Nepasimėjau jaukų tų, kur norėjau tokių. Tai dabar galvoju, kad šitą gaudos priebuvo dar biskį turiu, kur gaudos kartu truputį maišysiu su marcipanu varpiu. Va. Dėlį ir neužšauta, tai gal nei nesuks, tai rankų pasimaišysiu, tai va. O kaip seksis, matysim. Karšta, nu, bet čia netoli namų, palyginus kaip į Nemuną važiuoti. Tai va, pamažu kokie žukiai pasigausime. Aš žinau, gal iš vis gal nemaišyti. Šitą marcipaną kol kas mėgyt. Aš galvoju, gal taip ir padarysiu, jei kas tai šitą nuodą dėsiu. Ai, nuodą dėlį pažiūrėsim, už kiek dar suks. Čia kebra ir netoli atvažiavo ant keltukų, tai matyt per naktį bus. Pamalkas kapuoja. Stoja. Ой, это нет, да, ko gero vandens per daug prisipyliau. Tai va, okei, dėl tie pasidėjau, nematau per mane, gal matyti, nematyti, tai va, tenai žvejausiu. Tai va, susitiksim prie vandens, eisiu kurtis. Po biskį, tai tiek. Tai va, po biskį nešuosi. Čia nešiau meškerė, džiukai, dokterukai, žvejai, ant metodo mesiu. Dvidai žirnių, čia įsima. Va, čia toks kasteris likęs. Jaukas. Ai, nedžiausėlį nieko nedėsiu. Labai vėjas nemažas. Tai va, tai vakar, manau, priims. Tik neaišku, kaip su garsu bus. Bet po biskį įsiruošiu. Tai tuoj takinius apsidėti kokį parakoną. Toli nemesim čia. O, vėjas nupūtė. Tiek užvėjo tokia, tai išėjau iš pautų švenų, tai iš šoną iš karto. Gerai, mėgysim tada mes. Kitaip mest. Opa. Čia negerai. Dar reikia užsiklipsuoti. Labai, čia baisiu. Čia 10 gramų šėryklas. Nešiu jo, einu pasidėsiu sunkesnė, bet labai šūna neėjau ruoštis. O paskui pasismulkysiu tą kukurūzą. Užsijaukysiu, nežinau, čia kas kebra, čia kebra tai naktis, tai matyt kažką pagauna naktim. O aš tai ką pasidavinu, gaudysiu. Dar galvoju, kokį valteruką uždėti. Gal šitą dar ne. Šitokį uždėsiu. Čia bailiukas toks. Šviesas, bet taip nosį. Kvėpėt net nosį ir riečiamą jį. Aišku, čia ne Nemunas. Gal naktimi pasigaunu, net vieną kitą stambesnę žuvį nežinau, kaip aš čia mažai gaudau, bet Nemune didelę žuvį pagautai daug didesnė tikimybė nei šituose tvenkiniuose. Šitą paprastai įspausiu va ranka. Jau gal metodai biskį per sausa košytai. Aš jau nenupuls, kol nusileis. Vėjas labai šoninis ir nemažas.
galėjau gal biskį pašlapyti. Nežinau, o, jau spėjau čia kabyti. O. Turėk užsidėtą šventuką. Nusinešiu ba. Šiaip tai turiu ir kukurūzų, bet įsidūriau, bet neimsiu šiandien šių, man atrodo. Jau, europužiuką pamečiau šviną. Va, matau. Taip, paskui tas sukutis įstrenga. Tai aš pasidedu šviną. O, va. Ką mėginam simest? Kažkaip reikia šauninį vėją apskaičiuoti. Nu, ten kalniukų tai daug veisiau negu čia. Ką dabar čia tokį kaserį, viską šį, manau, kad pasmulkysiu kartu su žirniais. Da žirniai ir nelabai atsileidė. Va viską šau šitom gerosiam žirgiam pasmulkysiu čia ant viršaus. Jau šiaip metodų tai dar reikia arba atskirai pasimaišyti, jau kar bus gerai. Dabar tai toliau mečiau už tai, kad diena, vakarį tai arčiau užmesiu. O čia tai netoli, aš nežinau, kiek čia. Kokius 35 metrus gal pasidariau nuo akies ant šlaitukų, atrodo. Šėdyklą atsinešiau 50 gramų. Bent jau kysiu, tai tiksliau sumytysi, va. Čia kažkaip vėjų nesijaučiu, kai tie švendrai, o tenais paskui išeina iš po švendrų, tai iš kartą šėryklą išūna pučia. Tai va. O, tokių vinegretų darom. Čia delikatesas bus. O paskui duosim pyrago dar, irgi. O gerai bus čia. Pavadėlį neilgą dėsiu, nežinau. Pradžioj. Ja, paskui gal ir daugiau meškerių užsidėsiu. Žiūrėsiu, kaip čia veiksmas vyks. Arba neapsikrausiu savės. Būtų gerai, kad ryte nueit. Kuba vandenuko bendrai čia. Viską galiu atidaryti vietą kokią. Rankom nusiplauka, čia žolės. Va. Šilta, bet pravės reikia džiaugtis, bet kitą savaitę likti atvėsę. Paskui dar iki Kauno Marių mėgysiu paliekti. Ir ta šėrykla visai čia nėra už. Visai nusėmės iš čia. Va, dabar tu išėjau simėsiu, pažiūrėsiu, kiek nupūsiu iš šono, paskui labai daug nejaukysiu. Geriau tankiau permesiu, tai nepastapykį, va. Ne, viskas aišku, ant kur mesiu. Dabar žirnių košiukais su spirgučiais gavusi.
Mažu pateks. Op. Labai gerai dabar numečiau. Net įdomu pažiūrėsiu, kiek tų valandų. Po 4-7. Tai pats laikas. Jūs lieku, tai paskui nežinau, dar mažu kažką ir užsimesiu. Nepažiūrėjau, dar ties likai dar gyvi, bet ant kokių lynų mažu užmesiu. Dar dugninukė. Tai va. O! Pamiršau, kad artiau įsiklipsavęs. Tai va, siaukysim. Na, va, užtenka. Viskai užjaukia naudą, čia ir žolių pagauna. Gal reikia dėti. Čia įvyko lengvesnė. Pažiūrėsiu, kaip dabar. Reikėjo nunešti šitą su spalniuką, tokia 50 gramų čia už. O jaukinau su 70. Dėdam pavadį iš karto. Iš karto mėgysiu senas. Pavadėlis neilgas. O, kokį pasidariau? Per 20 cm. Na, gražiai. O, jau trūpinau. Eina, va. Raudona, balta ir vėl balta ir metam. Raisiu atsigerti. Vakar atsikės turėtų apstuoti, bet smagėjo. Jeigu nuneš daug į šoną, tai sudėsiu tą 70. Mečiau į priešingą pusę daugiau, ir kokį metrą vis tiek visi nupūtai. O. Na va, einu atsigersiu. Ką kitą animatorių dabar atsimesiu, bet čia kitokia karusinė sistema, va. Bet čia va terka žiedas yra. Viskai stoporiuką pažemėsiu, kad smulkmenė kapuotų. Bet kol kas užmečiau dar tyko. Nereiks pasitolį tašką. Turiuką dedu tai marcipanus medu šitą. Kur madėsi pernai gaučiau pagavau. Jau tuoj garatė jų baigsis. Tai čia. O va. Ir tą įmetu tada eisiu pasidrėkint viskį, jauko atskirai. O, mėgysim sumest. Vėjas viskį nupūtė šoną. Nieko, aptiksės bus geriau. Bet šiltą dušną biskį pavarinėjau aš. Tai va. Va viską susivošiau. 15:05 galiu jau atsipūst. Vienu žodžiu, jau šitą užmėtę jau kokį 10 minučių, bet gal 10 nėra, bet kol kas dar nieks nekrutina. Gali būti, kad reikės tolyn mestis. Tai va, matysim dar. Valanduo skaidrus šiaip. Ir čia kur užmėtas, tai nereikalo, nežinau, apie gal 2 metrų gali būti. Tai va, ir laukiam ką, kibimukų. Turim žuvį. Vėl antrą tokią.
Pirmą nefilmavau. Pareigai nufilmuoti tiek parodyti, kad pagauna. Ai, pirmas buvo plakęs, o čia karšiukas. O įvalgęs. Neišėma. Va, atėjus valgtinė už į vakarą, kas visi didesnių atėjęs, bet nelabai tikiu. Ką mėgysim pakartuot. Nes tą metimą. Vai. Grangla. Dėsiu poras dėkučių vėl. Aptiriai tyli kol kas. Galbūt gerai termės, bet jeigu būna dar. Čia susitai pasibaudysiu. O, beveik gerai užmečiau. O, ir lauksim kito kibamukų. Kibamas. Užtempi. Kas jį pasikirto ar ne? Ar tik pavogė dzikų galą. O, da. Traukia, pažiūrėsime. Lyg tai yra kokia žuvis. Plakis. Aišku, dėsiu į sietką, tai bus ką parodyta biskį vakare. Aptariu. Matot? Turiu kažką. Pabėgau rupūžį. Bet svoriu tai buvau. Kad ji neusikirtų taip gerai. Bet jau antras ėmimas buvo. Na, pirmą kartą tai nieko nejaučiau dabar. Tai jautėsi. Nu, smagu. Tikiuosi, kad kibimas buvo. Viskas likę. Na, va kaip atrodo. Skanėsta šitas. Mėgysim įsimesti vėl. Skybės, nu tu į šoną, bet nieko. Kiek pabusai persimčiau. Man atrodo šitą, kas tai krūtinu, nieko nėra, jau atsinešiau tą plakutį, įdėjau į sietą. Viskas čia kol kas gerai. Tai taip tai buvo tokio sunkumo iš pradžių ant to, bet kodėl nepasikirtų. Žiūrėsim. Sėmimas. O, dar porą tą didesnį. Čia gal biskį didesnį žuvis nenus buvo. O, čia karšiokas jau. Mažai nepabėgsta. O, čia. Čia dar ir gaipštų reiktų. O ką? Už galo lūpukės. Bet jau
Nežinau, mažiau graipštacinis tada. Aš apsiaisiu, čia viena didesnė. Papuoliai gal netyčia. Jau telefonas kaip visada, tai kol kas, kadangi biskį atėjo didesnis karčiukas, tai dabar pasmulkysiu, aš biskį gyvų, dzikučių pasmulkysiu. O, užmėsim, žudatės koks normalesnis. Na šitom pasismulkysiu, čia daug labai nereikia, filmo, paprasta, lengva, tai va. Tai kokią žuvelį turiu, tai biskį apsuėk. Kibime, bet va, tai karčiuką, tai plakutį. O dabar ką mes čia turim? O, pirma kojukė atėjo paškuota visa. Nežinau, į vakarą skaičiau, kad bus geriau, tai kaip sykis apstojau kiek. O pagavau čia kelis žuvelės jau. O dar iš kažkur muzika sklinda. Jau pravėsė, jau dzikai net slėpėsi ant vapterių. Nieko, tu buvau ėmimą ant to vieno vapterių, kita visai tyli. Tai jau nežinau, tai užtuovi dar. Su šitą vieną. Gaudo smulkmė. Gyvuką padavau, tai iš karto apstojau. Op, pabaigsiu šitą jau putį, kiek turiu užtek. Tankė dabar nemėtau. Labai ėmimai silpnai matosi, kad aišku, tas kur didesnis karšys, tai kapreikti, tie du didesni tokie. Ai, tai kapreikti įmy. Tai va. Klibina trauksiu pažiūrėti. Tai nieko nėra. Mano, šitas kapurvas sulūžo. O, kas klibinų nejaučiau. Plaukutis. Einimas. Opa, turim. O. O, kaip pabėgau, bet kas čia buvo? Nepatraukiau. Gaila, kad nemačiau kas. Kibimas. Dabar jau lengvai traukėsi, ne ta žuvis, kur pirmai buvo. Va. O šis tai jau gerai prarijęs. Žinai, kažkokią žuvukę traukiau. Kurva, mazgas, kuriau, ėjau. Bet va, nedidelis. O dabar kojukės atėjau, tai ką pagau kojukę, užmečiau vėl iš kartų kojukį. Visų ėmimų nefilmuoju, tai kur biskį toks įdomesnis, ką tai mėginu įjungti tą kamerą, bet kol įjungi, tai ir viskas pasitaigi nebūna matyti, ko gero. Atmetį. Šitaip stipriai atmetį. Riešutus valgau. Kaip didelės žuvies buvo kibimus. O čia dabar. O, čia kokia kuoja. Štai. Ir ėjimas buvo galingas. Įmaišamės čia. Ta užmečia veikia mūs. Net vištų negaliu valgyti. O pabėgo rupūžį.
ir sliekai, norėjau sakyti, dzikai likė. Viskį vėjas aprimės. Apterukai tyli. Jeigu tyli, bet veiksmų užtenka su vienu meškerė. Aišku, baisiu riešutus valgyti ir nekeps jau. Jau tik kas tai bus užkibėję. Pažiūrėjau, ką gero paklamavęs. Arba nieko nėra. Nusinešiau nameškeriukę vieną, yra. Ką netaugytų su bapterio. Ponas didenybei plakis. Įvalgęs nė kabliuko nelikė. Gopšus. Įsėtka. Tai va, nu aptariu, turėjau du ėmimus ir daugiau nieko nėra. Maža numirko tas kvapas su aptariu. Bet užtenka dabar veiksmų tai vieną meškerytę. Tai va, ta žuvėlė tokia nebloga pabėgų. Nežinau, bus matyti, kaip iš šono atinėtėjau dar. Tai va, nemačiau, kas du žuvis. Daugiau gal tokių nepapuls. Tai gal vis tiek smagu. Koks ėmimas atmetė šitą, norėjau persikti, bet širėjau laisvas. Ir nieko nėra dabar. Jo, akurat nieko nėra. Taip sėdėjau, laukiau nieko. Sau reikia šitą arčiau tą vaflį permest. Ir žiūrėjau šitą brūžiną meškerytę. Nieko, užsimestėm. Nu, dabar baigiam darbą. Aš jau šitą pasitrauksiu. Dabar vakarėtą gal arčiau tų žuvys plaukius. Tai dabar neklipsavęs paleisti, pirmą tai buvau užklipsavęs. Panašiai apie 50 metrų buvo. Nu va, karosą pagavau. Visai nešpietna. O taip, bir. Sakau jau, europužiukas. Smagu. Pernai rudenį vieną pagavau ir šiemet tai jau. Aš matau meškerę. Ir nieko nėra. Aš sugalvojau, pamėgysiu užsidėti slieką. O čia, bir mažiukoje. Žiūrėsi, kas gero ant sliekų. Pamiršau, kad turiu aš jų. Na, apžįsti tie. Ir ant slieko tas pats bus. Mes jį peržnypam. Nu, tokį skanistuką padarau. Ir gal vieną dzikutį baltą išdėsiu šitą. Toksai skaniai atrodo. Raido atsikrutą. Tuoj išmėgysime.
Va. Visi apsireidžia, o jau. O, norės kitam tų sliekų niks nekimba. Iškart sujudinu dabar. Mažu kas geriau ant sliekų užkeps. Bet man atrodo tos pačius mažiukiai žuvukiais. Tai karšiukai, tai plakučiai, tai puojukiais. Vienas karusas. Nu, dar žiūrim su tuos liekų, kas bus. Apturiu ėmimas. O, traukia. Kažėjo paėmė bus. Arba nieko. O, kaprenkiai. Nežinau, kaip nieko nėra. Gal yra. Yra kažkokia žuvukė. Jau kažkur į žolę įsikabinu. Jau nėra nieko. Ne, nebuvo didelis žuvis. Zavapterį pavogė. Mažu dar uždėsiu į vieną kokį vapteruką. Galvoju, kad jau reiktų ištraukti tą žuvį. Mažu biskį sietka pradžius. Toks smagas užėjęs, gal žinutė, kad pariušė dėga. Tai va toks, nežinau, per kamerą matyti, nematyti gal į tolumą, tai taip netrausiu, tai va, eisiu persidėsiu kamerą, kad būtų patogiau ir ištrauksim žuvėlę, apžiūrėsim, ką aš čia prigaudžiau. Tai va, biskį mažu sietka prabrinksta kiek. Ką, einam, įsitrauksim žuvį. Ale maurų. Nežinau, nu, šiek tiek pasigaudė. Tai maža biskį papažuo žuvytę. O, neištraukia. Įsmeigiam uolą. Viskį čia atsisukam. Jeigu nenuvirs kamera. Karusą parodysiu. Pernai tokį pagau šiemet. Tie karšiukai tokių atrodo didesni, dabar tai visai ne kažką čia. Opa. Da, čia yra tokie dar biskį iš didesnių. Da, ir čia pora tokių biskį stambesni. Taip, tai čia nieko dorų. Tai va, eisiu dar sietkai įsipurtyt biskį. Tai tokia šitą žvejybų, kai gavosi tvenkinyje. Ne mane kur kas smagiau ir geriau. Didesnė žuvį tikimybė daug didesnį pagaut, bet čia yra kažkokia nebloga mamikų žuvelė. Tai va, mažu kada šiemet čia pasirodysiu irgi. Tai ką, atėjo kitų kartų.